Didieji žmonės, jūsų šypsenos šiandieną glosto man mano akis. Ir aš esu laimingas žmogus, nes žvaigždės man nulemia gyvenimą tarp jūsų. Šlovė karaliui! Ir aš tikiuosi, šį šūkį girdėsiu ir kiekvienais metais. Ir Dievas man duos daug jėgų, kad visus tuos metus galėčiau tarnauti mūsų žemėms ir jums, mano mylima tauta. Ir karalius myli jūs taip pat. Tad šiandien švęskite lygi soties, nes naktis nusimato ilga ir tamsi. Tačiau esu įsitikinęs, kad šiąnakt gėris vėl nugalės blogį ir saulė vėl pakils. Karaliau Merkeli, turiu jums didžių žinių. Taip, astronome, visa tauta tave laiko itin išmintinga. Tad pasako, ką nori pasakyti, garsiai ir aiškiai. Jūs esate manęs prašęs jums pranešti, jog jei pamatysiu bent menkiausią dangaus skliauto pokytį, iškart jums apie tai pasakyčiau. Tęsk. Šiąnakt stebėjau žvaigždės ir net nežinau, net nepatikėsite. Nebandyk visų kantrybės ir sakyk, ką nori pasakyti. Į vakarus nuo mūsų žemių danguje pakilo kokia tai žvaigždė. Ryški, niekuomet dar nepastebėta. Tokia ryški, jog tikrai būtume pastebėję bet kurią kitą naktį. Tačiau, galima sakyti, šiąnakt yra jauda. Tamsiausia naktis už bet kurią kitą. Bet žvaigždė vis tiek nepaprastai ryški. Ir tai nekrintanti žvaigždė, nors šviečia ryškiau už krintančias. Ji laikosi tvirtai, lyg būtų ženklas žmonėms pasakyti. Ačiū. Na kągi, mėlėjai žmonės. Panašu, kad tamsa nugalėta, saulei net nepakilus. O mūsų šalis gauna gerą ženklą. Spindinčią žvaigždę, nušviečiančią viską. Tad švęsite lygi soties, nes kitąmet derlius nusimato itin gausus. Šlovė karaliui! Tokia šventė,
O karalius Merkelis nusprendė vaidinti tarnaitę. Karaliau, nevalykite. Leiskite, pabursiu jums iš vyno. Karalius Merkelis bailys, dėl to išsigas, kas jam tuoj bus pasakyta. Nereikia taip dramatiškai. Būk pasveikintas, karalių Merkelį. Ir jūs, karalių Baltazarai. Atvykot be palydos? Geldos naktį palydos nereikia. Visi švenčia. Tai kodėl nešvenčiat su savo tautomis? Jei karalius Merkelis nežino, Geldos naktį reikia praleisti su draugais. Tai štai kas mes visi esame. Dabar jam pasakai, kad nereikia dramatizmo. Aš juokauju, man gera iš čia matyti. Kokios nuotaikos jūsų žemėse? Šventiškos. Ar karaliui nebuvo nuotaikos, kad nusprendė švęsti atskirai nuo visų? Nuotaika buvo. Tiesiog užėjo seni prisiminimai. Visada buvau šiek tiek paranoikas. Kaip keista. Karalius paranoikas. Pirmą kartą girdžiu. Kas nutiko? Vėl maisto ragautojas numirė. Dėl to ir džiaugiuosi, kad čia atvykote. Matot, prieš jums ateinant, mano rūmų astronomė man pranešė vieną keistą dalyką. Virš šalies, į vakarus, pakibo žvaigždė, kurios anksčiau niekas nepastebėjo. Gali būti, jinai šiek tiek padaugino vyno, bet man toks jausmas, kad čia kažkas svarbaus, kažkas lemtingo. Žinot, viename rašte esu skaitęs, tiksliai nepamenu, bet... Aš jį matysiu, bet ne dabar. Įžiūrėsiu, bet ne iš arti. Žvaigždė užtekės už Jokūbo giminės. Skeptras pakils Izraelyje Jis užims Moabą. ir sunaikins Seto giminę. Nereikia dramatizmo. Ar karaliaus kelionmaišis paruoštas? Nu baikit. Tik žinom, kad ši pranašys net ne mums. Bet žvaigždė šviečia ir mums. Bet jau seniai nėra nei Moabo, nei Seto. Tačiau skeptras Izraelyje dar nepakilo. Na ir kas? Kad ir pakiltų 100 skeptrų. Jie nebus tokie galingi kaip tas, kuris yra Romoje. O kiek skeptrų užtektų tavo širdžiai? Didingie karaliai Baltazaras su Kasparu Geldos naktį vietoj to, kad praleistų su savo tautomis, eina pas kaimynus paskot judėjiško folkloro. O karalius Merkelis yra toks laimingas valdovas. Jis atrado laimę būdamas minėje, o namų ruošos darbai vidury šventės yra eilinis nukrypimas. Jis toks laimingas, kad nusprendė kontempliuoti savo laimę, būdamas vienas ir stebėdamas savo plačią šypseną vyno baloje. Žiūrėk, Merkeli, čia puikia proga. Pasakyk savo žmonėms rūmose, kad iškeliauji aplankyti draugų vakaruose ir tiek. Niekas nieko neįtars. Neįtars ko? Kad mes iš tiesų išeiname pasveikinti naujojo Izraelio karaliaus gimimo? Išburkite man, karalienė Kakira. Ne, man išburkit. Aš jau 5 metus laukiu savo princo, o jo vis nėra. Oi. Žinok, magija čia jau nepadės. Mėlyjei žmonės, jūs juk žinote, kad mes negalime pasirinkti, kam mes bursime. Magija pasirenka pati. Atleiskite, generolė Faridai. Aš su mielu noriu jums paburčiau. Tačiau jūsų praeitis tokia tamsi. Kira, ar tu vėl matai šešėlius aplink jį? Taip, jis pelėsi mane. Man baisu. Bloga dvasia išeik! Šieva, juk sakiau apie egzorcizmo. Juokas juokais, tačiau apie jūsų sugebėjimus sklinda žodis labai toli ir labai greitai. Ar tiesa, kad jūs mokėt tolimieji Zaratruskos mokiniai? Zaratutustros! Oh, yeah. Generolė, o ko jūs taip meiliai su mumis kalbate? Galbūt ir jums reikia kokio burto? Sėkmingos pergalės ženklo.
Sėkmingos pergalės ženklo. Žmonės, ar mes nenorime sėkmingos pergalės ženklo? Tada leiskit, pabursim jau išvais. Išvaisiu? Generolas Faridas drąsus, todėl jam patiks, kas tuo jau bus pasakyta. Kira, ką matai? Aš matau papuošimą, kurio verta pati kilniausia širdis. Ar tai apyrankės iš aukso? Ar tai sagos iš deimantų? Ar tai kardas puoštas rubinais? Ne, tai ženklas. Ženklas apie didžiausią pergalę generolo Farido karjeroje. Jis nugalės ne tik priešo armijas, bet ir savųjų širdis. Karalius Faridas! Na, ačiū. Tačiau jūsų burtas man kiek per stiprus. Visi žino, kad aš esu ištikimas karaliui. O kadangi mes esame beveik bendramžiai, generolo karjerą man nusimano iki pat gyvenimo galo. Karaliau, sakykite, ką jums sakė jūsų draugai? Mes klausėm karalienės Šivos ir karalienės Kiros, tačiau jūs mums nieko neišduoda. Sako, kad šis vizitas yra tiesiog draugiškas pasveikinimas. Ar tai tiesa, karaliau? Generolė Faridai, mylėjai žmonės, karalius Baltazaras su karalienė Šiva bei karalius Kasparas su karalienė Kira šiąnakt pas mane atvyko sujaudus nakties sveikinimai. Tačiau mano draugai yra užsispyrę ir kviečia tęsti šią tradiciją, keliauti į vakarus bei pasveikinti tenai esančius karalius sujaudus nakties proga bei nusistovėjusią tvarką. Į Judo žemę. Jūs norite per svarbiausią ir didžiausią metų šventę palikti savo žmones ir keliauti pasveikinti priešų. Mes jau kuris laikas taikiai sutarėme su judėjais, tad papildomi diplomatiniai santykiai mūsų šaliai tikrai nepakenks. O kaip praeitis? Pamiršime, kad jie mums blogo yra padarę. Žmonės, nusiraminkite. Kelionė truks vos 12 dienų ir po 2 savaičių aš jau būsiu čia, šitose rūmuose. Mes palaikome jūs, karaliau Merkelį. Karalius jums yra dėkingas. O dabar norėčiau, kad išeitumėte iš mano rūmų, nes man reikia pasiruošti kelionį. Kaip manai, viskas gerai? Supykai? Aš nesuprantu. Pažiūrėk į šitus namus, Merkel. Ar aš turėčiau sakyti karalių Merkel? Paklausyk, kaip skamba. Karalių Merkel. Pažiūrėk į visus tos išėjusius žmonės. Paklausyk, kaip jie tave palaiko. Pagalvok, kaip kiekvienas iš jų norėtų gyventi šiuose namuose. Kaip kiekvienas iš jų prieš savo vardą norėtų girdėti žodį karalių. Ir kaip kiekvienas iš jų savo žmoną norėtų vadinti karalienę. Ir žinoti, kad tai nėra tik metafora jų meilį išreikšti. Ar aš kada nors tavęs nepaklausiau? Ar aš kada nors tau prieštaravau? Ar aš kada nors kėliau sceną, kad viskas būtų pagal mano valią? Aš visuomet buvau dėkinga Dievui už viską, ką jis mums davė. Už padėtį, dėl kurios mylė viens tam gerklės perėštų. Ir už mylę,
paskutinė, kuri mums to nedrįsta padaryti. Tačiau po šiandienos aš ir to garantuoti negaliu. Tai kodėl tu nevertini to, ką turi? Kodėl išgirdęs apie ryškiau šviečiančią žvaigždę viską akimirksniu meti? Ta pačią valandą išvarai visus tave mylinčius žmonės iš namų. Ir susirašy kelionę su žmonėmis, kuriais negali pasitikėti. Kodėl tamsiausių metų laikotarpiu į kraštą, kuriame mes net nežinome, kas vyksta? Kodėl nepasitaręs net su savo žmona? Dėja, vaikiškai išeisi pažiūrėti, kur žvaigždutė šviečia. Ką tu ten atrasi? Vergai ir tie šiandien šoko, o tu tuo tarpu išeini į gretimą kambarį vaidinti aukos ir nesuprasto valdovo? Ką tu ten atrasi? Laimę. Laimę, kurios nesugebi nusipirkti už viso pasaulio auksą. Yra dalykų, kurių neįmanoma nusipirkti. Bet ir ne pinigai nustato vertę. Tai jeigu tu nesugebi vertinti to, ką turi, kokią laimę tu atrasi, eidamas paskui žvaigždę, kurios negali pasiekti. Nepasiekiamumo laimė, Ava. Yra dalykų, kurių neįmanoma apibrėžti. Kurių nieks negali pasiekti, kurių neturi joks karalius. Ava, ar tu keliausi su manimi? Aš dar vis ištikima savo karaliui. Gaila, kad jis neištikima savo žmonėm. Aš jį matysiu, bet ne dabar. Aš jį girdėsiu, bet ne iš arti. Sustokime pailsėti. O kodėl Baltazaras mūsų dar neprisidėjo? Nesijaudink, Kira. Jis sakė, iš vietinio turgaus nupirks papildomą vandens ir atskubės. Na taip. Bet jau praėjo geroka valanda, jo dar nėra. Ar tikrai gera idėja keliauti be palydos? Nes kai ant miestelio jau savaitę kaip nesutinkam jokių žmonių.
Džiaukitės, nes jei šiose vietose susitiks su žmogu, tai jau blogas ženklas. Keliavome be palydos todėl, nes nenorime nereikalingo dėmesio. Kartais visai gerai pasijusti mirtingam. O jeigu pasijunti mirtingas, kreiptis į gydytoją ar į šventiką? Galbūt į karalių. Karaliai yra tie, kurie valdo. Gydytojai yra tie, kurie valdo mirtį. Šventikai suteikia prasmingus gyvenimus. Karalius neišgelbė žmogus nuo mirties, kaip gydytojas. Ir nesuteik žmogui prasmingo gyvenimo, kaip šventikas. Tačiau niekas neklauso savo gydytojo, taip kaip karalius. Vadinasi, viskas, ko reikia, tai karaliaus, kuris gydytų žmonių kūnus. Ir vestų jų sielas. Kasparai, kuo būtum buvęs, jeigu nebūtum gimęs rūmuose? Būčiau pirkliu. Oho, pirkliu? Nebūčiau pagalvojęs. Galbūt tuomet ši, kukli aukso krūvelė, yra verta karaliaus to, pas kurį keliaujame. Oho, o aš jau galvojau, tu nuoširdus. Ar tik nepradėjai per daug slėptis už tų pranašysčių ir išmintingų žodžių? Ir iš vis, kodėl tiek mažai aukso? Tik paklausykit, karalius Merkelis kabinės prie dovanų. Gal pademonstruotumėt tą tobulą dovaną? Mes atnešėme savo brangiausius smilkalus. Jeigu užgimęs karalius tikrai nusipelnė tokio pagarbinimo, tegu jis būna pagirtas kaip šventas. Šiva, niekad nepaklausom, kokią dovaną jūs nešate? Buteliuką miros. Miros? Bet mira naudojama mirštantiems patepti. Ar nebūtų šiek tiek keista tai dovanoti ką tik gimusiam? Tikėkimės, kad mūsų gimusysis bus stipresnis už mirtį. Kol buvau turguje, mane sutiko pasiuntinys buvęs mūsų puotoje. Jis atpažino mano veidą, aš atpažinau jo. Gavome laišką. Kas jame parašyta? Skaityk tu, Baltazarai. Merkeliui ir Ravai. Jūsų gestas Jaldos naktį visai tautai parodė, kad jūsų žmonės jums patiems nėra prioritetas ir jūs verčiau klausysitės kaimyninių šalių valdovų, bei svarbiausia metų naktį paliksite saviškius, kad įsiteiktumėt priešų žmonėms. Toks pataikiavimas mūsų šalyje netoleruojamas. Įsakome jums, kaip buvusiems valdoms, tučtuojau sugrįžti į šalį, visų viešai atsiprašyti ir pripažinti teisėtą naujo karaliaus Farido valdymą. Tai neteisėta. Mes negalime leisti, kad tai vyktų. Sakai, grįžtam šešiese ir perverčiam valdžią? Gal čia blefas? Gal jis net nėra valdžioje? Nesiblaškykime. Politinius reikalus išspręsime grįžę. Nedara keisti planų viduryje kelio. Nedara keisti planų? Ar jūs atvykote pas mane be palydos, nes tokios jau nebeturėjote savo namuose? Valdžia seniai jums po truputį slydo iš rankų. Ar tik dėl to įsikibote to žvaigždės? Kaip jūsų tautos reagavo? Kai pasakėt, kad metat viską ir pradedat eit paskui žvaigždę? Ar iš vis nebebuvo kas klauso? Būtų su Kasparu buvom apmėtyti akmenimis. Vos gyvi likome. Šiva su Baltazaru buvo priversti sprukti, nes prieš juos jau buvo paruoštas sąmokslas. Dabar geriau ties. Tai štai kaip yra. Jūs visko netekote ir tik dėl to įsikibote to žvaigždės. Netiesa, Netiesa, Baltazarai. Kodėl tu čia? nes privalau įvykdyti pranašystę. Kokia dar pranašystė? Tu net nebe karalius. Karalius ar nesprendžia ne žmonės. Karalius tai kraujas, tai dvasia. Tavoji šiuo metu svyruoja. Nes manoj dar turi pasirinkimą. Manoj dar gali grįžti namo ir atstatyti senąją tvarką. Tu pats nepasirinkai nebebūt karalium. Likimas pasirinko už tave. Dabar tik valgai trupinius nuo stalo ir apsimeti sočiu.
O ar balai, iš kurios geriai, užpilė tavo į troškulį. Apie ką tu išvis šneki? Čia net nėra tikėjimas. Čia yra gelbėjimasis, griebiantis už šiaudo. Jūs nieko net nepaukojote. Užtat žinom, kiek visko paukoji tu. Tai gal padarykim taip, kad ta auka būtų ne veltui. Iš kur tu žinai, kad jinai bus ne veltui? Kas jeigu mes nueisim į tos žvaigždės ir ten nėra jokio naujagimio? Ten tik plika tuštuma. Ar nevertai dėl to žinojimo? Kas yra, mes tikriausiai net nenueisim. Mes mirsim čia, dykumoje. Bet ar neverta mirti dėl to žinojimo? Labai garsiai šnekate, ponas Merkel. Tiesiog karališkas vardas. Kur jūs palydo? Nesityčia, tiesiog surinkti viską. Ką turite vertingo? Greičiau pasakysit, greičiau paleisim, greičiau išgyvensit. Nei priešingų atveju. Priešingų atveju muistysitės čia. Mums paneštės rankos ir pergrįšim jums gerklės. O kūnus paliks man sulutės. Nieko neturim. Matom, kaip tas valkas. Klausim, ką turim. Sakau, nieko neturim. Kalbėkim, o kai paliksim, jis šiemai tvanagiam suės. Prisiekiam, nieko neturim. O jeigu rasim.
Kas čia? Galavai man? Meluoti nuodėmingą keliautojų. Iš tiesų, manau, šitas beviltiškas sielas reikėtų pamokyti. Gal tiesiog nuvedam jūs pas karalių Erodą? Jūs tikrai žadat juos vesti pas Erodą? Tiesiog paliekam dykumoj. Vis tiek nesipriešinti. Bet dykumoj karšta. Ai, dykumoj karšta. Tebūnie naktis. Klausykit prieš karalių. Prisistatykite. Gerbiamas karaliau, mes atvykome šešiese aplankyti savo seno draugo, kuriam neseniai gimė pirmagimis. Karaliau, perkirtim gerklės. Valdove, tada liepkite skurti jam naują istoriją. Karaliau, Ir tu, Judo žemės Betlėjau, tikrai nesi menkiausias iš Judo miestų, nes tapsi valdovu, kuris ganys ir mano tautą, Izraelį. Šiaip, Jūs esate tokie blogi melagiai, kad jeigu būtumėt šnipais, paleisčiau jūs dėl jūsų nekompetencijos. Tačiau jūs esate didesnė našta šioje žemėje. Atsakykit man, kaip jūs čia atsidūrėte? Mes sekėme paskui žvaigždę. Būtent. Vagys, plėšikai, tie bent jau žino, ko nori. Duok jiems truputį turto ir atras ramybę. Tačiau pavojingiausi yra žvaigždžių sekiotojai. Savo patiems. Nes jūs patys nežinot, ko nori. Kodėlgi jūs čia atvykot? Atsakyk, karaliui. Mes čia tam, kad išpildytume pranašystę. Kokią dar pranašystę? Kad iš už Jokūbo užtekė žvaigždė. Tie žodžiai buvo parašyti prieš 1000 metų. Aš manyčiau, jums jau neamžius tikėti pasakomis. Vargšas Mozė, norėdamas gauti valdžią, pradėjo rašyti apie kalbančius žaibelius, debgančius krūmelius ir galų gale net Dievo balsą išgirdo. Mozė, tu kalbėsi su Dievu ant kalno. Valdyk mane, nesvarbu, kad tu esi žmogžudys, tai Dievo valia. Ir tuo patikėjo ne tik beraštis žydas dykumoje, bet ir karaliai iš rytų. Karalius parido įsakymu sugrąžinti pabėgėlį, tautos išdaviką, karalių Merkelį, žmonių teismą. Su likusiais sąmokslininkais elkitės pagal savo valią. Taigi dar kartą, kodėl jūs čia? Mes čia tam, kad išpildytume. O ne! Ne ir ne! Mes atvykome pasitikėdami Tu ženklu. užbaig sakinį! mes atvykome pasitikėdami ženklų, kad gimė naujas žydų karalius. Kaip jūs bandėte apeidinėti šitą informaciją? Tačiau pagaliau prakalbote. Taip, aš žinau, jog mano dienas suskaičiuotas jų, ar ne? Taip. Nuostabu, neįtikėtinas mandagumas, kaip tik pagal rūmų etiketą. Tuomet aš jums pasakysiu, jog atkeliavote čia, kad būtumėt parduoti į vergiją. O karalius Merkelio kūnas netrukus treš mano irisus, kol jo galva gabens namučio. Mes nežinome, kodėl mes čia. O, va, įdomiau, išsiplėskite. Mes atvykom vedami tikėjimo, o ne žinojimo. Tikėjimo kuo?
kad šiame pasaulyje yra kažkas daugiau už karalių. Kažkas daugiau už trūkumų turinti karalių. Už kasdienybę, kurioje visko taip apstu, kad belieka manipuliuoti be laisvių baimę. Nes jei virš tavo gyvenimo nieko nebėra, nebelieka dėl ko gyventi. Dėl to ir sekioju paskui visokie žvaigždės, kad dar būtų ko siekti. Ir nereikėtų šitaip nusiristi. Karalius Erodas, teisėtas Izraelio valdovas, klausys kiekvieno save naujai karaliumi apsiskelbusio kaimyno įsakymo. Ar karalius Erodas, taip entuziastingai kritikuodamas impulsyvius senovės dykumų klajoklius, nepastebės ironijos tame, kad žodis į žodį moko jų pranašystę? Mes bijome to, ko mes negalime suprasti. Dėl to mes mokame ir bandome viską paaiškinti. Mes greitai pastebime, kaip nebėra nei Moabo, nei Seto. Ir mes iš patirties žinome, kiek primeluos, kiek ribų peržengs karalius, kiek šunybių iškrės, kad vis dar būtų laikomas karalium. Ir taip, mes nesutarime, kaip viskas buvo prieš metus. Ką jau kalbėti, kaip buvo prieš 1000 metų. Ir taip, tikėti žodžiais, pasakytais prieš 1000 metų, pasakytais begalinę galią turinčio valdovo, pasakytais ne mums ir kalbančiais ne apie mus. Taip, tikėti tokiais žodžiais yra lunatikavimas. Ir taip tokiais žodžiais ir tiki lunatikai, benamiai, žvaigždžių sekiotojai, žmonės, kurie visko neteko. Tačiau šitie žmonės turi kai ką, ko neturi joks karalius žvelgiantis į visus iš aukšto. Jie turi žvaigždes. Ir jiems nesvarbu, kad kažkas jiems apie tas žvaigždes primelavo. Ir kad jų negalima pasiekti. Jų nebaugina mintis, kad viskas, ko jų laukia, yra mirtis ir tuštuma. Nes žvaigždžių nereikia pasiekti, kad jos nušviestų tau kelią. Karalius Erodas išmintingas. Todėl jis išgirs, kas jam buvo pasakyta. Kilkite. Ar matote tą pastatą tolumoje, didesnį už visus kitus? Kas? Jeruzalės šventykla. Ir kas ją pastatė? Karalius Erodas didysis. Nemanykite, kad Dievo aš nežinau. Iš manęs vieną kartą jau buvo atėję. Keliaukite, aplankykite Jeruzalės šventyklą ir prisiminkite karalių Erodą ne kaip tardytoją ir budelį. Tuomet keliaukite į pietus, į Betliejų. Sužinokite viską apie kūdikį. Tuomet praneškite man, kad ir aš jį aplankęs pagarbinčiau.
jaučiu, lyg išvaduotas iš kirų, man būtų sielui kūdikis dvasia. Širdies šviesumoje, pasaulio žodis šventas jau pagimdė dangaus viltingų vaisių, kuris pasaulio tolius džiūgaudamas auga iš mano sielos dieviškų gelmių. žmonėms dirbusiems su šviesomis ir įranga. Ir labiausiai norime padėkoti ir pakviesti į sceną 4 mokytojus, kurie parengė šį gražų kalėdinį spektaklį. Tai būtų mokytojas Juozas,
labai atsiprašau, dar mokytoja Edita Euritija. Norime visus labai pasveikinti su mūsų 30-uoju kalėdiniu stebuklu ir pasakyti, kad tikrai jis nebūtų įvykęs, jeigu nebūtų šviesų, garso ir scenos technikai. Tai yra mūsų ūkvedžiui Vyteniui, mokytojai Monikai, mokytojai Jurgai, mokytojai Rūtai. Be jų mes niekaip nebūtume sukurti šitą stebuklą. Labai ačiū visiems.